Tai ką? Ką veikim? Važiavom padirbti dar. Vakar bare, Rusijai, ten šaldymo kambarį sugalvojau truputėlį pabaigti. Buvau padaręs taip tiesiog, kad būtų, dabar apšiltinu truputėlį. Stelažus pakeičiau naujais, gražiais, tvarkingais. Tai dar daug apšiltinti liko lubas, žinot, priklijuoju, pririmi, reikia laukti, priklijuoju, pririmi, reikia laukti. Žodžiu, tikslas yra pasidaryti tą šaldymo kambarį normaliai iki galo. Tai apšiltinu vakar sieną, užsukau plokštės ant viršaus, po tos prikišęs ir pradėjau lubas šiltinti. Tai kai šitą padarysiu darbą, dar turiu norą padaryti, pagaliau pabaigti savo norą, kad dalį kiek galėčiau pilti per orą. Ne per angliarūgštę, per orą. Angliarūgštė brangu yra, mes mažais balionais galime pirkti, nes į Rusiją nenusigabensi didelių. Tai maži greitai baigėsi, keitimas, vežimas kainuoja brangiai. Tai noriu padaryti, kad galim būtų ir per orą, ir per angliarūgštę. Jeigu tai pasidarau, tai tada galiu koreguoti kaip noriu. Turim kiekius galim pilti per orą, turim paprastus galim pilti per angliarūgštę. Tai aš manau, kad turėtumėm pasiilginti pagal mano tai plius minus paskaičiavimą maždaug 3 kartus. Tai reiškia 3 kart sumažėtų tikrai angliarūgštės kiekis sunaudojimas. Nėra blogai, ne? Manau, kad taip. Tai tokio mano dabar norai šią savaitę už baro kol kas vis dar nedirbu. Tai gal nedirbsiu net. Šeštadienį, tarp kitko, dirba Bilaikas, dirba tik tai Trakų baras. Nežinau gerai ir blogai, pastaruoju metu Bilaikas visai gerai važiuoja ir jis juda aukštyn. Dar trūksta iki 0, bet pozityvu, tikrai pozityvu yra, mano kažkaip akise šviesėja vis, ten tas fainas baras žiauriai. Tai šeštadienį Trakų baras dirbs, sekmadienį, pirmadienį dirba ne vienas baras, mes visada per kūčias kalėdas, nauji metai ir Velykos yra tos šventės, kur galvojam, kad žmonės turi švęsti, turi pabūti su šeimom ir todėl nedirbame. Darbuotojai gali išvažiuoti normaliai, žino, gali planuotis, žino, kad nereiks dirbti, gali pasibūti su šeimom, grįžti vėl geros nuotaikos, laimingi. Ir visi, taip kaip mes patys norėtum, kad būtų, taip ir darom čia šitoje vietoje. Tai kažkiek pinigų prarandi, bet emociškai tai taip turėtų būti, mano manymu. Mėgstamiausia rubrika, o kaipgi barmenai, arba darbuotojai, net ne barmenai. Tai pradėkim nuo liūdnesnių žinių, tai mūsų virėja išvažiuoja į Ukrainą. Taip jau yra jos, jeigu imi vyresnio amžiaus ukrainietę, tai dirbo normaliai, stengiasi. Nėra, kad ten, kaip sakyt, kažkas būtų žiaurių stebuklai, bet tikrai stengiasi, dirba ir visą laiką žinai, kad gali bet kuriuo metu išvažiuoti. Tai tokia yra nemaloni situacija, kai žmonės ne savo norų grįžta. Kartais mums abiems atvejus šeimyninės problemos dėl to grįžta. Vėl ieškom virėjos, nežinau ką daryti, nežinau kaip daryti. Mums su ukrainietim tikrai labai sunku yra dėl to, kad pas mus nešneka rusiškai nei Gertrūda, nei Raimonda, nei kita virėja nekalba absoliučiai rusiškai. Ir Ukrainoje žmonės vyresni ypatingai ir jaunimas daugas angliškai nemoka. Tai gal pats jaunimas jau dabar kitaip, nežinau, bet kiek mes čia darbinamas, tai jie angliškai nemoka. Tai čia yra bėda, bet pas mus ta pati bėda anksčiau buvo lygiai Lietuvoje. Kai ateidavo rusiškai, visi mokėdavo angliškai, reikdavo klausti, ar tikrai mokė angliškai. Tai dabar to nėra, dabar neklausia, nes angliškai visi moka. Ir net užsieniečiai, kurie ateina pas mus į barą, sako, pliam, kaip faina mieste, visi šneka angliškai, ko be paklausti, visi paaiškina, parodo, sako, žiauriai faina. Taip, kad didžiuokimės, mes esam labai smagus ir turistam patrauklus šitoje vietai. O barmenė, kuri išeina, jau sakiau, tai dar liko šią savaitę atidirbti, atidirba ir išeina. Tai džiugu, kad nepasiėmė jokio biuletenio, neapsimetinėjo, atidirba tvarkingai viskas, tai labai labai džiugu ir pagarba jai, ir atsisveikinsim žmoniškai, normaliai. Ir turim 3 naujokus, tai stengiamės, dirbam, kol kas žiauriai pozityviai. Man seniai nebuvo tokių tiek, kad paėmė naujokus ir tokie faini naujokai. Tikrai
kaip ir visi žmonės mes turim savo, kaip ir aš turiu savo kažkokių tai vienokių ir kitokių savybių, bet, labai faina. Pozityvas labai labai didelis. Labai labai tikiuosi, kad liks ir dirbs ir turėsim vėl aurą ir labai noriu tikėti, kad tai ilgam. Kad tai tęsis ilgai ir kad mes pagaliau vėl turėsim barmenus, kurie dirba metais. Ne savaitėmis, o metais. Turim naujienų. Dar turbūt nežinau, žino ar nežino, aš šitą video įdėsiu tada, kada jau galim bus įdėti. Tai jau pasidarėm webą. Pasirašėm tekstus beveik visus, dar liko truputėlį. Tai dar, toks greitas projektas, žodžiu, idėja buvo anksčiau, bet kažkaip tempiam ir galvojom, kad vis dėlto reikia daryti dabar ir viskas. Kai bus, tai bus, darom. Tai Lietuva turi dar vieną alaus festivalį. Turi. Kažkaip šnekėdavau su vienais su kitais, kad trūksta Lietuvoje festivalio, kur būtų ne kas nors didelis aludaris organizuotų, ne kažkokie dideli aludariai remtų, ne dar kažkas, o kad visi Lietuvos aludariai galėtų suvažiuoti į vieną vietą ir pasirodyti, pasiprekiauti. Tai nutarėm padaryti lietuviško alaus festivalį. Tai birželio 14-15 dienom Vilniaus Kalnų parko estradoje bus festivalis. Tai jau kai šitas video yra, galite ieškoti alaus festivalis LT, nusipirkti bilietus. Formatas bus toksai, kad perki bilietą, gauni taurę ir su taure eini perki alų visur. Be tos taurės firminės alaus niekur neįsigysi, nieks tau neparduos alaus ir mokėjimas tik tai kortelėmis, jokių grinųjų. Kodėl taip yra? Dėl patogumo, apskaitos ir tvarkos. Tai bilietai šiek tiek pigesni bus dabar internetu, o vietoje bus tikrai brangesni. Ar teko, kad nors matyti žiauriai daug lietuviško alaus bravorų vienoje vietoje? Aš nežinau, skyrus Kaziuko mugę ten, kur nežiauriai daug, bet yra kažkiek jų. O dabar suvažiuoti turėtų, tikslas yra noras sukviesti iš pačių nuo toliausių kaimelių, iš pačių nuotoliausių vietų iki didelių bravorų vienoje vietoje. Ir padaryti taip, kad jie visi turi vienodo dydžio stendus. Reiškia, jeigu atvažiuoja raudonų plytų stendas, tai jisai yra tokio paties dydžio išskirto, kaip ir atvažiavus iš mažiausio kaimo bravorų. Visi vienodo dydžio stendai, kaip juos įsirengs jų reikalas, mes leidžiam šito vietoj, ką nori taip daryti, patiems įsirengti pilnai. Nori išsiskirti, išsiskirsi, nenori išsiskirti, neįsiskirsi, bet vienoje vietoje padaryti, kur gali matyti kartą per metus ir paragauti lietuviško alaus. Ir gero, ir blogo, ir skanaus, ir mažiau skanaus, ir pabendrauti su bravorais, ir paklausti, kaip sekasi, ir pažiūrėti, ką jie gamina, susipažinti. Tokio festivalio tikrai, mano manimu, labai labai trūko. Ir darome į keturiese, tai aš su Gertrūda iš mūsų pusės, iš vienos pusės, nes mes darome ir kartu Vilniaus alaus festivalį. Ir Renata su Laura iš Žmokšalos festivalio. Tai susikooperavom, kartu turim bendrą festivalį iš, dviejų skirtingų festivalių organizatoriai susijungia ir padaro vieną ne vietoje jų, o tiesiog papildomą festivalį vasaros laikotarpį, kada šilta, kada gera, kada galima laukia būti, žiauriai faina aplinka Kalnų parke. Tikrai sėdėjimų vietos estrados, kiek norit. Galim pasivaikščioti po mišką aplinkui, labai faina, labai nuostabu. Tai tokias naujienas geras, ne? Apie barmenus dar truputį. Įsivaizduojate, yra žmonių, mes turėjome vieną barmenę, kuri išėjo, aš pasakau apie ją, kai mes su Gertrūda paprašėm jos padengti kitą susirgusį žmogų, kolegą, ir abudu nuvažiavome į Žmokšalą, dėl to, kad, tai, kodėl priežastis pasakau, ne taip svarbu. Ir jis sugalvojo išeitą progą. Tai, kad jinai išeis, mes jau žinojom, klausimas buvo kada, tokia nuojauta buvo. O, žodžiu, jinai tada supyko tą pačią, nes mes išvažiavom festivalio, o jai teko dirbti. Jinai įsižeidė ir išėjo. Jos teisė rinktis, jinai pasirinko kaip jai geriau, jokių problemų. Čia jai taip atrodo, kad jinai buvo nuskriausta, jos teisė, aš manau kitaip. Ir kadangi mes jau žinojom, kad išeis ar taip, tai
Tai matyt, tai reikėjo priežasties ypač išėjti, gal patyti kitaip nesiryžo. Tai, žodžiu, čia trumpas įvadas į tolimesnį istoriją. Penktadienį su draugais užėjom barą, su draugais su Raimonda ir dar su draugais. Atsisėdom prie staliuko ir netoli baro zonos sėdėjom. Ir žiūriu, sėdė jinai, jau kadangi pas mus nebedirba, jinai sėdė tiesiog geria alų ir skaito knygą. Viskas okei, faina. Tegu skaito, labas, kaip sekas. Po kažkiek laiko Raimondas sako, jinai kažką naujokiai ten pasakoja apie mus. Sako, iš kur žinai? Na, matau, sako, iš kūno kalbos matosi, kad apie mus kažką šneka. Nu ir akurat, žmogus atėjo į barą, rado naujokę ir pilti kažką tai apie mus. Negera. Nežinau, jeigu tu išėjai iš darbo, būk malonus, išėjai, gyvenk savo gyvenimą. Neeik atgal ir nenuodik kitiem gyvenimą. Kodėl reikia ateiti į savo buvusią darbovietę ir nuodyti toliau? Aš nežinau. Neturiu supratimo ir kažkaip susilaikėm, nieko nepasakėm, bet žiauru yra. Edukacija, pamokėlė. Paskaita. Ne, čia tokia istorija dažnai, kuri, kaip dažnai, pasitaiko man vis kartas nuo karto, kad nežinau, kiek tiesa ar kiek žmonės neteisingai suprato, bet, pavyzdžiui, grįžta iš didelio bravoro, didelis bravoras sako, kad va šitą alus gaminamas ten, tarkim, Belgijoje, mes tik išpilstome jį. Arba kažkas sako, va, atsiveži cisterną alaus, įsipilsti per lietuviškas alus ir gali iš to gyventi ir čia va puikiai. Tai pasakysiu jums paslaptį, niekas alaus neveža autocisternomis. Jokiomis ten, nei alaus cisternomis, nei kitom nevežioja alaus. Alus yra per daug rizikingas gėrimas. Yra mažai alkoholio, šiek tiek cukraus ir viskas. Ir jisai yra rizika. Didžiulė rizika užsikrėsti. Vežant tokį gėrimą turi užtikrinti ir temperatūras, ir šitą sterilumą ir visą kitą. Niekas neveža. Jeigu alų pilsto bravare, tai jį tenais ir verda. Yra išimčių, kurias esu matęs, kaip pavyzdžiui, yra laukiniai alus. Jie jau yra rūgštus, jie ten to užkrato netaip žiauriai bijo, bet netaip žiauriai, nes dažnai būna sausesni. Tai tokiais atvejais būna, kad atveža trumpais atstumais, vien dėl to, kad kai kurie blenderiai laukinių alų lambikų, jie neverda iš viso. Jie nusipirka jau paruoštą. Tai taip gali būti, bet dažniausiai turbūt veža ne autocisternomis, o kažkokiose kitose talpose didelėse, gal toninėse, gal supylę, dezinfekavę pilnai viską, tai gali būti. Bet čia yra išimtis. Alus yra didžiulis kiekio, kaip sakyti, didelis kiekis yra alaus pagrindas. Jeigu nori uždirbti, turi didžiulį kiekį. Tai toniniam talpom tu neprivežiosi, turi vežti ten, nežinau, 100 tonų, kad kažką iš to padarytum. Tai tikrai yra pigiau vietoje ir stabiliau vietoje išsivirti ir pasigaminti negu vežti. Tai jeigu kažkas pasako, kad alų jums veža cisternomis ir tam tik tai išpilsta, tai greičiausiai 99,9%, kad meluoja. Pasiklausinėjau socialinius tinkluose, kaip galvoja žmonės, kas yra lietuviškas alus. Aš turiu kažkokią savo nuomonę, bet gal ne tokią tvirtą, bet pasiklausinėjau, pažiūrėjau, kaip reaguoja žmonės, kurie supranta apie alų, kurie nesupranta apie alų, kurie supranta apie gamybą kitų dalykų, nebūtinai gėrimų ir kaip jie įsivaizduoja. Labai įdomu buvo atsakymai, labai ačiū, kad atsakėte. Ir klausimai gali būti keli, pavyzdžiui. Pirmas klausimas, kur lietuviškas bravoras savo vietoje fiziniai verda alų, viskas aišku, ne? Lietuviškas bravoras Lietuvoje verda, viskas labai konkretu aišku. Jeigu yra bravoras, kuris išsiveria alų užsienyje, kaip tada? Tai jeigu receptas yra unikalus ir alus verdamas tik tai lietuviškam bravorui, tokiu atveju greičiausiai tai yra lietuviškas alus. Nes tai tik tai lokacija, kur tavo atliekama paslauga yra, nes alus nesusideda, alaus ingredientai nėra lietuviški ir neįmanoma, praškai, padaryti alaus vien iš lietuviško alaus ingredientų. Yra tokių bandymų, yra padaryta kažkiek, bet šiaip normaliai masiškai gaminti nepadarysi. Tai apie ingredientus galim pamiršti. Tai dalykas yra tik tai principinis turbūt daugiau. Tai jeigu aš turiu bravorą, kuris neturi fizinio savo bravoro, verdu alų pagal užsakymą, reiškia pagal mano konkrečias receptūras, tik tai unikalias mano receptūras verda man ar Lietuvoje, ar užsienyje,
Tai tokiu atveju nesvarbu, kurioje vietoje verdi, tu esi lietuvis, tu save deklaruoji, kad lietuviškas bravoras esi ir tai yra tavo unikalios receptūros. Ir tas alus tik tai po tavo brandų parduodamas. Tai yra lietuviškas alus. Ir tada lieka dar kolaboracijos, kai alus yra verdamas su kažkuo kartu, pavyzdžiui, su užsienio, ar su Lenkijos, ar su Vokietijos, ar su Belgijos, ar su kitos šalies bravorų kartu. Kaip tada? Ar tada yra lietuviškas alus ar ne? Tai bravorai vienas lietuvis, kitas ne. Tai tokiu atveju, pagal jūsų nuomonę ir ko gero ir mano sutampo ta nuomonė, tokia tvirta nebuvo, bet aš pažiūrėjau komentarus gana logiškai ir protinga. Jeigu ta kolaboracija buvo daroma Lietuvoje, tai lietuviškas. Jeigu kolaboracija buvo daroma svetimoje šalyje, tai nelietuviškas. Logiška. Turbūt, kad taip. Čia variantų nuomonių gali būti daug, galite parašyti savo, jeigu norit po komentaruose, bet šitie dalykai bus žiūrima į lietuvišką alų būtent per šitą prizmę. Kaip paminėjau, šitos taisyklės galioja nustatyti, ar tai alus lietuviškas ar ne. Ar tai įmanoma patikrinti, atsekti 100% fiziškai? Ko gero ne, čia reikia siek sąžiningumas yra bravoro pusėje ir jisai deklaruoja, kaip yra ir tikėti arba ne. Tai vieni gali meluoti, kiti gali nemeluoti, bet turim galvoti, kad visi nemeluoja ir visi sąžiningi. Turbūt aš norėčiau remtis į tą pusę kaip liberalus žmogus.